Labą dieną Dūzgėlyno kronikų žiūrėtojams. Pagaliau šiokį tokį įkvėpimą pajutau, kad nusprendžiau kažką įrašyti, tiksliau ne kažką, o tai, kas gulėjo galvoj, kad galbūt reikia įrašyti, ir prisirašiau papliurpėti be planelio. Nes kai pliurpi be planelio, tai reikia turėti įkvėpimą. Jeigu turėtum planelį, galbūt pagal planelį galėtum kažką kalbėti ir be įkvėpimo, tiesiog prisilaikydamas planelį. Bet pas mane nemėgstu aš taip planuoti, nesu Zubryla, kitokiom savybėm pasižymiu, tai pas mane daug kas yra ant įkvėpimo, ant kūrybos. Tai ir šiandienos mūsų temelė tokia, automatinis superbičių gaminimas, 10 koriukų sistema. Tai bandysim apie ją pakalbėti, o kad apie ją kalbėti, teks paminėti tokį mokslininką, bitininką praktiką, rusą, bitininkaujantį Pamaskviai, Dmitrijų Kalionovą. Tai pačioj pradžioj, būtent taip ir galvoju, glaustai, kaip aš iki to Dmitrijaus Kalionovo dasikapšiau ir iki jo žinių, kas mane privedė, po to glaustai, kas tas Dmitrijus Kalionovas, ir kur apie jo darbus galima sužinoti. Ir tada, kaip santraukėlė, tai, ką jis plačiai aprašo su visais skaičiavimais, kas daugeliui būtų per daug sudėtinga, iš principo, kaip po prezentą, bendrais bruožais, jau aš savais žodžiais papasakosiu. Visiems tiem dalykam sudėsiu po to filmukui time kodus, laiko kodus. Tai tie, kas nenori klausytis, galės greitai peršokti arba išvis išjungti, kaip jau kam bus patogiau. Viską dariau, kad būtų visiems patogiau. Ir va taip va. Žiūriu, labai gražiai įsitaisiau tokiam pusiau mistiškoj aplinkoj su tokiu apšvietimu. Ir bandau kalbėti, kaip aš atsikapšiau iki tų superbičių. Reikalas buvo toks, kad kažkuriuo momentu pas mane atsirado spiečius, tiesiog reikėjo susemti jį, bet neturėjau aš jam jokio aviliuko iš ko padaryti. Ir tada ekspromtu sugalvojau, kad bus šeima dvimotininė, jau esama silpnesnė šeima, sujungiau su to spiečiuku, kuris irgi buvo nedidelis, išsaugodamas abi motinėlės, į tą 2 nedidelės šeimelės tapo viena normalia šeima su 2 motinėlėmis. Toks buvo situacija. Tada dar lizdai pas mane buvo ant Dadano korių, tai 10 korių korpusas buvo. Per vidurį taigi pasidariau Ganemanų skirtuką, atskirimą, vienai motinėlė 5 koriai, kitai motinėlė 5 koriai Dadano, ir jos ten puikiai dirbo, net labai puikiai. Ta šeima ten taip pradėjo rodyti, kad aš ją labai atkreipiau dėmesį. Ir būtent taip jau kitiem metam pas mane tokios berods ir 2 atsirado, jeigu gerai pamenu istoriją savo šeimos, nes supratau, kad tame kažkas yra, šitame visame reikale, būtent tam dvimotininiam, kad tai kažkokias atveria naujas galimybės ir man tai buvo be galo įdomu. Tada dar susidūriau su tokia staigiai problemėlė, kuriai nebuvau pasiruošęs. Aišku, staigiai prisirinkau tas informacijos, kaip dabar ta šeima tokia su 2 motinom žemoti, kur tas 2 motinos dėti, kaip bla 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 bla. Ten radau tą informaciją staigiai, tie izoliatoriai kokie, nes žiūriu, kad ten jau kai kas tokius dalykus ir praktikuoja, irgi per YouTube. Aišku, ten tokie broliai Marčenkos, tokie chuliganai, tranai, bandiūgas iš Rusijos pietų. Dar ten kiti bitininkai, ukrainiečių vienas toksai, kaip ten Pasika Narajach, berods kanalas. Dabar ten nebelabai ką deda, bet ten toks labai putiovas, logiškas žmogus. Iš Ukrainos pietų
gal dabar jau ten Rusijai ta teritorija priklauso, nežinau, bet tada dar buvo Ukrainai priklausė jinai. Tai vat, dar susidūriau, tai kaip ten tie niuansai, ne tai, kad ten kaip izoliuoti, kaip panašiai, bet vat, irgi buvo niuansai, kaip izoliuoti, kokio dydžio, ten kas suspausti, taigi reikėjo praeiti, bet viskas sėkmingai praėjo, kitais metais jau važiuoja. Pas mane, kaip sakau, iš karto ten suformavau, berods nupirkau dar vieną motinėlę ir ten 2 buvo šeimos tai padarytos su 2 motinom tokios ir čia bandau sutrumpinti, ten aišku daugiau buvo visokių reikaliukų, kurie mane vedė, bet kitas toks momentas buvo jau apie tas, kad bitės gali būti ilgaamžės, bet dar nesuper bitės, dar nežinau, kad super bitės, kad ilgaamžės gali būti, jau buvo supažindino mane Milenino darbai, irgi, vat Mileninas, na, kas norėsit sužinoti, čia normalus bitininkas turėtų žinoti, kas tas Mileninas yra per 2 bitininkas, irgi tas izoliavimas sezono metu ir visa kita. Tai vat, jau tą sezoną ten vyko ir 2 motininės, ir plus izoliavimai 2, kaip ir dabar medūnešiam pagrindiniam pavasario ir vasaros. Ir svarbiausias momentas, kuris mane pakreipė paieškoms tų superbičių, nu tiesiog davė man tokį kaip žaibą, makvyną į galvą, kad čia kažkas yra dar daugiau, ne tik ką Mileninas sako ten, kad jeigu bitė nemaitino perų, jinai gyvena visą vasarą, kad ten yra dar daugiau kažkas tokio. Tai, kad buvo, aš ten motinų, kai ieškau, ir būtent po tos izoliacijos sezonui, kažkur tai po savaitės 2 pas mane atsiranda bičių, kurių šiknos labai didelės. Nu, ta prasme, stambios tos bitės pasidaro. Ir ten tas man užkliuvo, kad ieškau tų motinų. Motina. Ne motina. Bitė. Praskrido motina. Ne motina, čia bitė tokia didelė. Man toks buvo, kas čia yra, ir tada aš jau pradėjau atidžiau žiūrėti, atidžiau stebėti ir pastebėti, kada tai vyksta ir kad tame kažkas tokio yra. Ir aš pradėjau tada jau giliau kapstyti, ieškoti, kaip yra su tom ilgaamžėm bitėm iš tikrųjų, su tom bitėm, kuriom pavadinimą Mileninas davė specnaz, kas į lietuvių kalbą išvertus būtų tai specialiosios pajėgos, nu, čia su kariniam struktūrom susijęs terminas, kad kas su jom ten yra daugiau, ko ten Mileninas nežinojo ir kas ten vyksta iš tikrųjų. Ir tos paieškos mane atvedė iki, nežinau, kažkaip va taip, Google it, visokiom tom kalbom, atvedė prie to, kad ten va tos, kad yra dar viena koncepcija. Ne tik ta koncepcija, kad va jeigu bitė maitintoja nemaitino perų, jin ilgiau gyvena ir sveikesnė išlieka, išsaugo tas resursus. Bet dar viena koncepcija, kad ta bitė maitintoja, esant tam tikrom sąlygom, gali to bičių penelę nuryti. Ir tai, žinoma, labai smarkiai keičia situaciją, nes bičių penelės tai yra kažkoks super produktas. Ir būtent bičių šeimoje, būtent bitėms tai yra kažkoks tai super dopingas. Ir tada pradėtas aiškėti man dalykas, kad kažkas tame yra ir kažkaip išplaukiau šitą pavardę. Kalionovas, Kovaliovas dar tiesa toksai buvo ten, nu, jis nėra kažkom labai taip nusipelnęs, tiesiog savo laiku irgi, vat kaip ir Mileninas, visam sezonui uždarydavo motiną ir bitės iki pat rudens taip dirbdavo. Ir ten tipo medaus parnešdavo, gal kažkiek ten pagražinti tą istoriją, bet ten buvo jos straipsnelis kažkokiam žurnale, kuris labai didelį šaršalą sukėlė bitininkų bendruomeniai. Tai va ten irgi jo tas pasiskaičius. Bet va tai išplaukiau kažkaip į tą Dmitrijų Kalionovą, YouTube'e pasirodė jo kanalas, buvo ten
į ten pradėjau žiūrėti ir man pradėjo viskas tuk kristi galvoj, tą, ką aš pats dariau. Ir būtent ta sistema, kai 10 koriukų, tų meduvinių automatinė, ir tarkim, kas yra analogas 5 dadaninių korių, kas yra analogas mano 2 motinos po 5 dadaninius korius. Ir pradėjo viskas, šitas puzlas man dėliotis, pradėjau klausyti aš to Dmitrijaus Kalionovo ten tų laidelių YouTube'ai. Ir supratau, kad tai yra bent jau vienintelis man pasiekiamas žmogus, kuris apie šitą būtent superbites ir tai, kas jom vyksta iš tikrųjų, išmano tikrai daug ir daugybę dalykų gali paaiškinti. Tai va tokia mano buvo ta istorija. Link tų superbičių glaustai ir link Dmitrijaus Kalionovo, kurio negaliu taip 100% vadinti kaip savo mokytoju, bet kaip pedagogų, kuris man suteikė daug žinojimo apie superbites, kai būna studentas, ne, ir kažkoks tai dėstytojas kažkokį dalyką dėsto, tai kas liečia superbites, gilų supratimą apie jas, pagrįsta visais skaičiavimais, visais įrodymais, visais pergramulavimais iš visų pusių, kad tie pseudokritikai, pseudocenzoriai negalėtų prisikabinti. Man viską įrodė, man viską paaiškino ir bent jau šiam momentui man viskas atrodo aišku ir suprantama. Tai va Dmitrijus Kalionovas. Bet aišku, ten to YouTube'ai, ten kas ten buvo, tai tik tokie, irgi tokie bendrabruožiai tie dalykėliai, bet gana pakankami, kad supras kai kurios dalykus. Aišku, ten daugybės nėra niuansų, o man niuansų labai svarbus yra, nežinau, kad jie kartais būna labai reikšmingi, netgi esminiais būna, jeigu kalbam apie niuansėlius. Niuansėliai gali būti net esminiai tam tikrose vietose dalykai. Tai pradėjau ieškoti, žmogus, kaip sakant, vis tiek monetizuoja savo žinias, nes tai yra tai, ką jisai sukaupęs, sukūręs, ar kaip sakant, tai kažkokia graža žmogus iš savo pastangų ir tos energijos nori gauti. Ir tai yra visiškai normalu. Jisai jas monetizuoja, parašė knygas, vieną iš kurių ir man pavyko įsigyti. Tai būtų antroji Dmitrijaus Kalionovo knyga, kuri vadinasi Долгоживущие пчелы. Ilgai gyvenančios bitės, ilgaamžės bitės. Ne, tai vadinasi, būtent antroji jo knyga. Tada jau buvo prasidėjęs tas Rusijos-Ukrainos karas ir taip lengvai tų rusiškų knygų, kuris anksčiau lengvai įsigydavau, nebebuvo įmanoma. Bet čionai, kaip sakant, ne be gerų žmonių pagalbos, pavyko man tą knygą parsisiųsti. Čia norėčiau padėkoti tokiam bičiuliui iš Pajūrio Richardui. Jisai kartu su manimi ieškojo, kaip tą knygą gauti, jisai išplaukė į tokią knygyną Latvijai. Knyga LV berods vadinasi tinklapis ar kažkaip tai. Ten toks vienas kažkaip per Google, ten pagrindinių beveik. Išmeta tą latvišką knygyną, toks matyt stambiausia kažkokia organizacija, platinanti knygas ir yra ten Latvijai. Tai ten su jais asmeniškai sukontaktavus, jie paorganizuoja tų knygų parvežimą iš Rusijos ir Lietuvą. Aišku, brangiau tai kainuoja, bet man tą knygą pavyko gauti tada. Čia jau prieš kiek tų metų bus, gal 2-3 gal. Nežinau, čia reiktų jau kažkaip galvoti, bandyti atsisiekti, prieš kiek čia to laiko buvo ta knyga pas mane papuolė. Jeigu kada mano pezalus žiūrėsi, Richardai, tai tau didelis dėkui, linkėjimai Pajūriui. Ir čia viskas yra išaiškinta, kaip kas su kuom atsiranda, visa ta koncepcija, teorija apie superbites. Ir ta visa koncepcija paaiškina ir spitimo mechanizmus, ir aplamai sukritus visom tom pūzėm pas mane makūliai, viskas
Pradėjo visai kitom spalvom matytis, kas tam šeimoje, tam kolektyviniam organizme tokiam, kas ten vyksta ir kokios tau priežastys yra. Labai daugybė dalykų, nuostabus reikalas. Tai va, dėkingas Richardui padėjusiam surasti kanalą, knygą įsigyti ir dėkingas šiam Dmitrijui Kalionovui, kuris parašė tą knygą. Nepatingėjo, kaip sakant, pasidalinti savo žinojimo, kuris ir atlaisvino mane, kaip sakant, atleido nuo dviračio išradinėjimo. Galbūt kažkada aš būčiau į kitų dalykų dasikapsęs, kaip sakau. Ir tai 5 jau Korėjai man buvo kažkas, tai užsigabinimas jau kaip ir aišku, buvo tas judėjimas, bet bala žino, kaip tai būtų trūk. Šitą knygą matau parašytą 20 metais. Tai čia skaitant, tai buvo aišku, kad čia ne 1, ne 2, ir ne 3, ir ne 5 metai praktinių bandymų ir stebėjimų iki to parašymo buvo. Čia yra faktas. Tai va tokia knyga. Dabar ten tų rusiškų knygų galima iš tikrųjų susirasti, kažkas yra ten, man rodos, ir Vilniaus knygynas, jeigu pagūglinus, kas tikslingai ieškotų, kas parveža. Jas, aišku, kainuoja papildomai, gal ten per Baltarusiją ar dar kažkaip, nežinau, gal per tas pačias Latvijas ar kažkaip tai, įmanoma. Kaip sakant, vieta tuščia nebūna, jeigu kažką uždraudžia, atsiranda tam ir apėjimai. Valdžia visada mus engia, išnaudoja, nes valdžia yra prievartos mechanizmas, bet visada prisitaikom, nes kaip mano baba sakydavo, gyvas į žemę nebūsi, gyventi reikia. Tai va tokia ta mano istorija būtų. Ir padėka Dmitrijui Kalionovui, neprisiimu visų laurų, tikrai man tai buvo didžiulis indėlis į tą, ką darau. Ir tiesiog, skaitant, jisai, taip, dabar turiu parsisiuntęs ir 3 knygą. Nes pasidarė įdomu, čia yra užuomenų toje antroje apie jo bitininkavimą, jo pakraipa yra kitokia, jis tos superbites, jų pavertimą superbitėm išnaudojo bičių penelio rinkimui. Kaip jis pats rašo ten, kad yra kaip magnatas Maskvos regiono bičio penelio tekimo, nes labai daug jo sugeba būti ir tai yra labai pelninga, daug pelningiau negu medum užsiimti. Tai va, ir pasidarė man įdomu vis tiek, kai turėsiu laiko, parsisiunčiau ir 3 knygą, kuri irgi brangiai kainavo, irgi latviukai padėjo parsisiųsti. Čia jis aprašo savo tą bitininką, būtent kaip jisai bitininkauja pas save, kaip tas yra. 3 jo knyga vadinasi Maločna Medovaya pasaka v Gavrilovo. Gavrilovo čia kažkoks, matyt, Maskvos priemiestis yra, ar kažkoks rajonas, ar kažkas tokio. Priemiestis, matyt, nes ten didžiulė. Kai Respublika, gera ta Maskva yra, tai čia būtų penelio medaus bitynas Gavrilove, taip, jeigu kažkaip įsiverstų į lietuvių kalbą. Bet jos dar neskaičiau, tiesa, čia pavasario pradžioj, tik tai permečiau pačią pradžią, įžanginį tą skyrelį jo kažkaip, kuris bityno aprašymas ir darbų eiliškumas sezono metu. Toks pirmas skyrėlis, čia kažkoks tai buvo, permečiau akimis, bendrais bruožais, kad su knyga susipažinti. Ir daugiau jos neskaičiau, nes kitos pakraipos dabar dalykai mane irgi domina, tai ten kitokio pobūdžio knygas biškės subrasinėras. Mane daug dalykų domina, ne tik bitininkavimas. Bitininkavimas yra tik vienas iš aistrų. Ir kodėl tą paminėjau, nes būtent ten, kuris aprašyta sezono eigoj, pas jį irgi būtent yra 2 tokios izoliacijos, irgi berods po 4 savaitės ar po 3. Tik tai jisai bityną skiria į 2 dalis su prasikeitimu. Tai pas jį gaunasi taip, kai vienas neaugina perų, kitas augina, jisai tas manipuliacijos jam tipo patogiau yra atlikinėti tada su tais periukais, kad tas superbites gaminti. Tai vienas dalykas. Ir kadangi toks yra panašumas, tai labai svarbu man pasirodė tai, kad jisai paminėjo, kad jam bitininkaujant gydymo jokiais, nei cheminiais, nei ten kažkokiais rūgštinių rūgštimis ar dar kažkokiais
makaronais, čiubreliais ir pokemonais gydymo nuo erkių jam nereikia. Vienintelį dalyką, ką jis padaro, ten dar duoda, tarkim, tranų paauginti, tarkim, kad paversiu per bitėmis, jis duoda ne bitinių perų, o traninių perų pasidaryti. Ten suorganizuoja, kad ta motinėlė užsėtų traninį korę, irgi ta žinoma biologinė priemonė, atsikratymus perais erkėm, kurios jau lenda, jūs neturi pasirinkimo, tik tai tą korį surinka ir jisai tą korį išėmęs dar to gomagenatą tranų pasidaro, kurį irgi parduoda. Toks gudruolius, kaip sakant, iššūdo vašką įspaudžia, damkėse vartasi, savo intelektą monetizuoja ir gyvena savo žmogus. Maladėts, vienu žodžiu. Bet man tai buvo svarbu, kad irgi toksai, ne šiaip kažkoks iš pavarties kolchoznikas, patvirtina tą dalyką, kad tas reikalas veikia ir galima apsieiti be gydymo nuo erkių, visiškai jas ignoruojant ir priimant kaip savaime suprantamą nūdienos elementą bitininkavime ir bičių šeimose. Tik tai reikia kažkiek turėti žinių ir kažkiek pakeisti bitininkavimo būdą. Tik tokia būtų įžangėlė. Kaliono vaiduoklę atidaviau, paminėdamas, nepasisavindamas, kaip sakant, jo minčių ir neprisiskirdamas savo. Galim eiti prie to papaišymo parašymo ir prezento, to automatinio superbičių gamybos, automatizuotos superbičių linijos pristatymų. Ok, persijungiu telefoniukus ir tęsim. Ar lietuviai tikrai kvailėja? Naujausias tyrimas rodo, kad apie pusės suaugusiųjų žinios minimalios. Jiems sunku ne tik skaičiuoti, bet ir suprasti elementarią informaciją. Tarp kitų pasaulio valstybių atrodome labai prastai, ketvirti nuo galo. Ekspertai perspėja, problemos šaknys slypi dar mokykloje, o tyrimas signalas ne tik švietimui, bet ir visos Lietuvos ateičiai. Plačiau Gintarė Kavaliauskaitė. Knygų skaitimas kaip maratonas, įsikėlus tikslą norisi tik daugiau. Pernai perskaičiau berods 18, šiemet noriu bent jau 24, turiu išsikėlus tikslą 10 knygų per vasarą perskaityti, tai jau 6 skaitau, tai judu link to tikslo. Paauglystėje skaitydavau beveik kiekvieną dieną, dabar taip maždaug, bent kokį porą kartų taip į savaitę. Ekspertai pabrėžia, skaitimas pakloja pagrindą sėkmingam gyvenimui. Skaitimo įgūdžiai yra labai svarbus, nes jie tarsi atveria mums kelią į kitus mokslus, padeda tada geriau mokytis ir įgyti kitus labai svarbius įgūdžius. O šių pasirodo lietuviams trūksta. Naujausias tyrimas rodo, kad beveik pusiai suaugusiųjų sunku ne tik skaityti, bet ir skaičiuoti, analizuoti ar kritiškai mąstyti. Lietuvos rezultatai iš tikrųjų stebina iš tos liūdnosios pusės. Tai 44% Lietuvos visuomenės turi tik žemus įgūdžius, tai yra kas antras Lietuvos visuomenės žmogus. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaitoje daugiau nei 30 valstybių. Pirmauja Japonija, Lietuva 4 nuo galo. 4 nuo galo, sunku patikėti iš tikrųjų, nes neatrodo. Atrodo pakankamai pasiekę ir žinių turintis. Nesutinku labai, čia nesąmonė. Tai va, kas čia sugalvojo, nežinau. Stebuklas. Aš maniau, kad kažkur arčiau priekio turėtume būti. Na kągi, tai gal tada bandau aš glaustai paaiškinti tą, supaprastinti glaustai paaiškinti tą 10 koriukų automatinio superbičių gaminimo sistemėlę, supaprastintai, netaip sudėtingai ir visiškai išanalizuojant, kaip padarė Kalionovas savo knygai, kad kažkiek tai būtų bendras supratimas, kaip tai veikia ir kodėl tai veikia. Taip, vėlgi savo pasiimu popieriaus lapuką šičia ir bandysiu kažką ir papiešti, ir parašyti, ir paskaičiuoti. Pradedam tada. Visų skaičių gavimo
algoritmų neaiškinsiu, tiesiog ką pateikiu, tai jau priimkit kaip aksiomą, kuri yra įrodyta ir už to stovi tam tikri skaičiavimai, kuriuos galite rasti Kalionovo knygoje, jeigu kam įdomu. Aš tiesiog pateikiu jau su galutiniais duomenimis, kurie yra įrodyti ir kuriais vadovaujantis galima kažkaip paaiškinti, kodėl tai veikia. Taip. Superbitės gaminasi tada, kai bičių maitintojų ir pienelių maitinamų lervučių santykis yra 1:1, tai toks tobulas santykis. Tiek kiek bičių maitintojų, tiek yra lervučių. Kiekvienai maitintojai po vieną lervutę iki 6:1. Maksimalus disbalansas tai būtų 6 bitės maitintojus turi tik vieną lervutę. Jeigu daugiau negu 6 bitės maitintojas, jau 7, tarkim, bitės maitintojas turi tik vieną lervutę, tai taip liaudiškai sakant, ta 7 taps superbite. Ta ne superbite, o spėtiminė jau bitė. Tai vat, šitam diapazone, esant balansui tokiam nuo 1:1 iki 6:1, gaminasi superbitės. Jos skirtingo superbitiškumo, kaip anksčiau jau buvau minėjęs, gali būti pagal įsivaizduojamą skalę. Vienas labiau superbitės, kitas mažiau superbitės, viskas priklauso kokiam tam disbalanse lizde. Yra tas bičių maitintojų ir maitinamų pienelių lervučių santykis. Tai va vienas toksai dalykas. Kad gamintųsi automatiškai tos superbitės, vadinasi, tam lizde pastoviai turi būti tas disbalansas, o šiame diapazone. Kaip mes to pasiekiam? Tai būtų pasiekiama tokiu būdu, kad lizdui paliekama tik 10 meduvinių koriukų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. 10 koriukų. Čia iš šono taip papiešiau. Vienam tokiam koriukė, analogas toks 10 koriukų būtų 10 meduvinių pagal akučių kiekį korio plotą būtų grubiai lygų 4,5 dadano to dydžio korių. Toks daugmaž jeigu atitikmuo būtų, kad įsivaizduoti. Kiek dabar tų akučių yra visuose tose koriuose? Vienam tam koriukė yra apie 3,5 tūkstančio tų akučių. Tai jeigu 10 tokių koriukų, vadinasi, iš viso yra 35 tūkstančiai akučių. Kad ir idealiom sąlygom ten, jeigu užsėtas tasai korys nuo kampuko iki kampuko, realiai ten yra tų akučių netgi iki 4 tūkstančių, bet tarkim idealiai ten užsėtas tas korys, visas pilnas ne 3/4, o netgi daugiau, tai bus, imkim kaip konstantą, kad grubiai tai maksimumas būtų vienam koriukė tokiam 3000 akučių. Ir jeigu tos 3000 akučių užsėtos, tai reiškia, tai yra 300 gramų bičių. 3000 akučių, 3000 bičių, tai lygu 300 gramų perų. Čia iš karto taip daugmaž užuomina į tos skaičiavimus periukų mano. Kodėl taip gaunas, kad taip nebūna viso 100% viskas prisėta, nes vis tiek būna kažkur tai akutės, kadangi perai, kad ir minimaliai jų bent kelios kažkiek tai ten su tuo nektariuku, su žiedadulkėm ir panašiai
100% nebūna. Kad kiekviena. Nu, galbūt išimtiniais atvejais vienas kitas koriukas ir toksai netgi gaunasi, kad 100% sėta. Bet mūsų skaičiavimų, tam parodymui, tai skaičiuokim. Tai iš viso šitam tokiam aukštukė, kadangi 10 yra net 3500 akučių. Bet praktikoje niekados visos jos nebūna. Kaip laisvos. Ir kad ir labai jau suspaustai dirbo ir kompaktiškai šičia šeima, dažniausiai tie kraštiniai koriai nebūna užsiėjami. Tai skaičiuokim, kad tai būtų, tarkim, 8, aišku pasitaiko situacijų, kad nueina jau net ir iš šitų, žinai, bet geriau galbūt, kad ir nenueitų. Bet jau jeigu labai gerai dirba ten motina, ten tos sąlygos yra aplinkui tokias nueina. Tiesiog čia sakau dėl tų visokių kritikų, kurie, taip, kodėl tu taip sakai, nes kartais būna, mačiau. Nesmė. Ta prasme, tam mūsų paaiškinimui užtenka to kraštiniai, tarkim, bus užimti žiedadulkėm medumi, 8 koriai, kurios gali pilnai užsėti po 3008, 8 x 3, tai kiek bus dabar tų akučių, 3 x 8, 24, 2400 akučių darbinės. Kas svarbu. Toks mūsų yra lizdas. Tai iš karto mes matom, kad netgi, tarkim, maksimum tokiame lizduke gali šeima auginti apie 2,5 kg peruose turėti pastoviai. Tas yra pakankamai daug, nors lizdas yra labai mažutis, kompaktiškas. Bet aišku, tokiam lizdui jis turi turėti papildomą dar tūrį, kur ten sandėliuojas tas medžiagas, nes maistą, tarkim, ar renka mums medų ir panašiai. Gerai, dabar kokie yra motinėlės darbo režimai, tarkim. Sena motinėlė, prasta, arba gera motinėlė, ankstyvo pavasarį. Imkim tokį, kad, aišku, būna ir mažesnis tas jos deslumas, bet imkim tokį, kaip po tokį rodiklį deda vidutiniškai 1000 kiaušinėlių į parą. Parai. Būna tokie momentai, būna. Kiek laiko prireiks susėti tiek akučių? 2400. Ne 2400, o 24 000 svoris. Nulė trūksta, dabar žiūriu, kad nesigauna man skaičiavimo. Taip, 24 000 prireiks 24 dienų. Ir esant tokiam minimaliam deslumui motinėlės, tas balansas bet kokiu atveju bus kažkur artimas 1:1. Kodėl taip gaunas? Nuo kiaušinėlio padėjimo iki bitės įsiriptimo yra 21 diena. O užsėti tos darbinius kiorius motinėlė gali tik per 24 dienas prie tokio deslumo. Tai faktas, kad jinai visų 8 ir neužsės, ko gero užsės tik tai 7, žinai, per tą 21 dieną, kol pradės vėl ristis tas motinėlės, tas ratas suksis, ir tarkim, pastoviai, dar po savaitės tos įsiritusios pirmosios, kur prieš 21 dieną buvo, 21 plus grubiai 6 dienos, 27 dienos, kai tampa maitintoja, nuo kiaušinėlio iki bitės maitintojos apie 26-27 dienas prabėga. Tai kadangi motinėlė tą lizdą gali aptarnauti, apeiti, pilnai apsėti per 24 dienas, tai mes ir gaunam tą tokį balansą, artimą 1:1. Nes čia kažkurios jau pirmas įsiritusios tapo maitintojomis. Čia jau ta motinėlė prie tokio deslumo padėjo pirmosios kiaušinėlės ir viskas slenka tokiu darniu ritmu. Kas dabar gausis, kai motinėlė bus normalus jos darbo režimas, jau sezonas įsibėgėjęs, kokybiška motinėlė. Tai vėlgi imkim tokį vidutinišką maksimumą motinėlės, gerai dirbančios, aišku, jų būna ir didesnių, tai būtų 2000 kiaušinėlių
parai. Tai tokiu dislumu, tos 8 koriukus, tos 24 000 sakučių motinėlė jau užsės per 12 dienų. Dvigubai greičiau. Ir ką mes gausim? Mes gausim tą, ką iš tikrųjų norim gauti, kad turėsim perų pertrauką. Nes gausis 21 iki ritimosi pirmų perų, minus 12 dienų, ane, šitas, vat, kai spėja užsėti viską ir viskas sustoja, žinai, motinėlė dėti. Tai gaunam 9 dienos perų pertrauką. Tai mums jau iš karto pasufleruoja, kad pradėjus ristis ir gamintis po tos perų pertraukos bitėms ir atsirastam bitėms maitintojams, motinėlė pradės sėti, bet disbalansas jau artės prie santykio 6:1. Nes tik motinėlė pradės sėti kiaušinėlius, bet per tas 9 dienas ta pauzė, kai jau prasisuks tas ratas, jau bus įsiritę daugiau tų bitučių ir tapusių maitintojams, negu motinėlė ten, tarkim, per parą padės tų kiaušinėlių. Bet paskaičiavimai ir praktika Kalionovo ir mano pastebėjimas pirminis, kur minėjau anksčiau, yra toks, kad esant būtent tokiam tam korių kiekiui apie 5 dadano korius arba 10 meduvinių koriukų, tasai santykis vidurkis jo neviršė 6:1. Aišku, ten būna momentai, kai šiek tiek gal ir viršė ir kažkiek tų bičių spitiminių truputėlis pasigamina, bet tas kiekis netampa kritiniu, kad šeima imtų dalintis, kad tos spitiminės bitės užgrobtų valdžią ir spiestų. Tai va. Dėl to va toks vat gaunasi tas įskaičiavimas, kad va toks kompaktiškas lizdukas automatiškai tas gamina super bites. Nes motinėlės, kad ir kintantom orų sąlygom ar panašiai, dislumas, jeigu ir svyruoja, jisai svyruoja tame, kažkur tame diapazone. Aišku, ten būna dar minimumai, kartais mažesni, kurie tada jau tasai santykis iššaukia biškai kitą pusę, būna šiek tiek didesni, tam tikrais atvejais šoktelėjimai iki 2,5 tūkstančių kiaušinėlių per parą, ar net 3 galbūt, bet tai būna tokie labiau trumpalaikiai tie šoktelėjimai, kažkur va, tas toks yra realus, daugumoje atveju tasai diapazonas ar 1000-2000 kiaušinėlių parą. Ir mūsų jis pilnai tenkina, kad mes pastoviai lizde turėtume bičių maitintojų ir pienelių maitinamų lervučių santykį šiame diapazone tarp 1:1 ir 6:1. Ir tos bitės viso sezono metu automatiškai superbitės va tos gamina šičia. Plius mes turim va tą tokį nuolatinės perų pertraukas. Ir ten jeigu giliau pasileidus į skaičiavimus viso sezono metu, vat, kaip minėjau, tuo būdu, kaip aš bitininkauju, ten gaunas 4 kartos auginamos per sezoną, tik tai vietoj 8 įprastai nuolat auginant. Tai šičia, jeigu matematiškai skaičiuoti, tokiu būdu vat, viso sezono metu tipo, auginant tos perus, vien dėl šitų pertraukų gaunas, kad tie laiko santykis gaunas toksai, kaip kad irgi būtų liktai dienomis, tai būtų auginta kaip 4 kartus per sezoną. Nors tas procesas nebuvo visiškai sustabdytas viso sezono metu. Bet jeigu anuo atveju mes turim tas tokias ilgalaikės 2 pertraukas po 4 savaitės, tai čia mes turim trumpalaikį tokį pulsuojantį tą režimą. Ir vat šitą dalyką aš noriu išbandyti, kaip tasai trumpalaikės tos pertraukos, kokios duoda efektą būtent erkių vystymuisi. Tai prasme, ar jos pakankamai pristabdo jų
vystimąsi tų erkių ir ar įmanoma be gydymo bitininkauti, tarkim, tokiam mažam lizdelyje, kur nereiktų daryti jokių papildomų operacijų, kad nutraukti tą dėjimą, daryti perų pertrauką, po to ten tas kažkokį užtikrinti būdų tos darvučių patekimą, kad superbitės pasigaminti, gerokai supaprastina tų viso bitininkavimo, nes, tarkim, paleidai tą motiną, jin varo visų sezono metu, pavasarį įsibėgėjo, pasiekė tą savo 2,5 kg tų auginamų bitučių, ką matėme, toj super šeimelį, manau, skaičiavom paskutinį. Kažkurio iš tų, kur rodau, ten, ir matėm, kad ten nei 3 savaičių nepraėjo, ten jau virš 2 kg tos superuose yra, ką per to ardė. Ir taip, viso sezono metu tos superbytės gaminasi, ir ten sezono galėtų bičių, kuo toliau, to daugiau ten to šeimoje darosi. Ir po to užbaigi tą sezoną su superbytėm, viskas labai gražiai sukristų. Iš tikrųjų, ir būtų labai paprasta. Laikai tą kompaktinį lizdelį, laikas to laiko pasižiūri, ar ten viskas tvarkoja. Kada jau kas išpuol, ten kartą į mėnesį, žinai, atimdamas medų, kad pasižiūrėt ten, kiek ten tų kažkokių tai maisto atsargų turi ir panašiai. Ir savo ten varo tas superbitės per visą sezoną. O plius dar daugiau atsiranda galimybių, aš kadangi ir praktikavęs ir visai noriu, jeigu tas pasiteisintų, norėčiau ir ko gero ir bandysiu jau šį sezoną pervesti ir rodyti, kad, tarkim, mes laikom ne vieną tokį mažą lizduką, o 2 motinas. 2 mažus tokius lizdukus, kurie dirba automatiniu tuo režimu ir bendrai augina apie 5 kg perų. Tai jau tokia super duper bomba, kuri ten nuveikti gali balažino ką, žinai. Tokia šeima, tokia dydžio su spiečiaus savybėmis per visą sezoną. Ne tai, kad ten spiečių pasigavo, ten tas spiečius apie 4 savaitės beblėstančiai tas savo savybės prarado, atidirbo, žinai, tas 2 pirmas savaitės ten dirbo, kai super duper, ir po to blėsta ir tampa ten arba įprasta šeima, arba netgi silpnesnė, jeigu bitininkas nesužiūrėjo. O čia visą sezono metu jis turi tokį galingą didžiulį spiečių, kuris dar sezonui beįsibėgėjant vis didėja. Mano galva tai labai didelės perspektyvos būtų. Bet man, kas yra svarbu, kad neužsimti tos mūriausiais visais darbais, su erkėmis tomis ten su galva, stebėtų bičių sveikatą ir panašiai, kaip jos peržymos, neperžymos, visi tie galvosapiai. Bet kažkas, jeigu tai pasitvirtintų, tai tokias, matau, labai didžiulės perspektyvas šitoj metodikoje Kalionovo pasiūlyto automatiško superbičių gamybos. Ir gal ir tiek būtų tas toks bendrais bruožais, kad tame mažame lizdelyje 10 meduvinių, arba kaip Kalionovas siūlo, 4 dadano. Jisai žmogus apsidraudžia, nes, įsivaizduokime, jeigu gavos taip, kad čia tie 2 koriai nebeužimti maistu ir čia įsiplėtė dar 2 korius, atsiranda rizika, kad bus viršijamas tasai santykis 6:1 ir tų nesuperbičių spėtiminių gali pasidaryti per daug ir, tarkim, įspiesti. Yra tokia rizika. Tai žmogus apsidrausdamas duoda tą 4 dadano korius šitam metodui. Aš kiek savo praktikai bandęs 5 dadano korius, kai su 2 motinom darbuodavaus, tai kaip ir nespėti, ten visada ten būdavo tas korys. Bet irgi negaliu teikti 100%, kad nesigautų tokias kažkurio tai momentu, kažkurio šeimoje situacija, kad ten, gausis taip, kad bus užgrobtas tas 5 korys ir ten jau kažkurio momentu gausis disbalansas ir gali tų spėtiminių per daug pasigaminti ir kažkuri ten šeima ten gali sublūdyti ir pareiti ant spėtimo. Kitas dalykas, normalus bitininkas laikas nuo laiko tą lizdą patikrina. Vien dėl to, ne tik dėl to, kad ten dar spės ar nespės, žinai, bet ir dėl to, kad ar viskas šeimai gerai. Gal ten lyga kokia ar dar kas nors maža, kas,
rūpestingas šeimininkas rūpinasi savo augintiniais. Tai va, toks va būtų, kad šitam metode išlaikomas tasai santykis automatiškai, kad tas santykis būtų išlaikytas lizdui, yra paliekam tik 10 meduvinių. Jeigu norit 100% tokios beveik garantijos, tai 8 meduviniai. Tokiam vienam Kesučiui yra susakęs, kai jis pradėjo 8 daryti. Neaiškinau dėl ko, bet šaunus variantas. Gali būti ir mažiau, irgi veiks. Tarkim, tie dabar standartė ir madoj, tarkim, parėję, kurie irgi pasiteisina, nesant stiprių medūnešių, kad šeimos surinktų prekinio medaus iš 6, tarkim, 6 dadano ar meduvinių korių aviliukai mažesni. Čia esmė yra, kad nedaugiau 10 meduvinių. Mažiau gali būti, irgi tai veiks. Ir nedaugiau 5 dadano, bet geriau, kaip Kalionovas rekomenduoja, nedaugiau 4 dadano korių. Kaip tos, tarkim, dadano korius 4 padaryti, būna tie tokie izoliatoriai koriams. Tai yra ten tokia dėžė su Ganimano grotelėm, čionais, į kurią įsistato būtent reikiamas kiekis tų korių. Tai tų dėžių tokių izoliatorių, ten ir Vilaroj mačiau yra, būna skirtingiems kiekiams tų korių. Tai tarkim, nupirkus tokią dėžę, į kurią telpa būtent 4 dadanų koriai, tokią dėžę gali statyti į tą įprastą, kad ir 10 korių tą lizdą per centrą, žinai, į čionai įleistą motinėlę. Čia iš viršaus jinai užsidaro vėlgi tom pačiam Ganimano grotelėm. Ir ta motinėlė, niekur neturėdama kur didinti, dirba tik tai ant tų 4 korių dadano. O kiti koriai jau lieka ten kraudžių dadulkes ir maistą. Galima taip pat sužaisti. Su meduviniais koriukais 10 kurių aukštukuose yra paprasčiau. Dėdėva tas gartelės, kaip jau ten atskiriai, tas visas aukštukas tampa tuo savotišku izoliatorium, kuris yra priboja motinėlės, tokiu dideliu izoliatorium, kuris ir tampa būtent tos šeimos lizdu. Tai taip, išlaiko tą santykį, būtent tame diapazono, dažniausiai pasitaikančiame, svyruojančiame tarp 1000 ir 2000 kiaušinėlių parai. Ta sistema veikia. Tarkim, ten, kai knygose rašo, ten vienas dadano korys, kuris ten yra apie 8000 tų akučių, 8,5, bet ten vėlgi, kadangi viršus būna uždėtas, tai ten maksimum būna 7000, 7,5 kiaušinėlių. Tai ir gaunasi, jeigu iš 2000 padalintume, kad ten, kaip knygose rašo, kad vieną dadano korį motinėlę gali užsėti per 3,5 paros. Čia iš tų tiesiog senų stebėjimų tas pastebėta, bet tai viskas susišaukia, viskas sukrapina, taip ir yra iš tikrųjų. Nes tas motinėlės dėslumas maksimalus būna apie 2000, kartais su kapeikam į viršų, tam tikrais šoktelėjimais, tam tikrais periodais. Toks prezentas, to visą mechanizmo, to metodo. Ir mano tas noras ir yra, kad būtent tą mikrošeimelę mes palikom ant to mažo aukštuko, kad būtent kaip tasai gegužės, kada mes ten 3, 4 sukūrėm ją iš tos oro, po 4 savaičių išplėtėm iki 10 koriukų ir jau 5 savaitę ten kažkas realiai, jinai jau pradėjo funkcionuoti kaip ta tokia sistema, apie kurią čia kalbėjau. Tai būtų birželio pradžioj. Birželio 1 savaitę pasikūrė jau ir pradėjo judėti per birželį jau kaip ta tokia automatinė superbičių gamykla. Ir ją judinsim iki pat žiemojimo tame lizduke. Dar vėliau pamatuosim būtent tą erkėtumą, koks procentinė jo reikšmė yra. Ir ko gero kitais metais jie irgi startuosim būtent nuo to tokio lizduko. Aišku, būtų šauniau startavimui biškai pradžiai daugiau tų bičių pasiauginti, bet ko gero eksperimento švarumui startuosim nuo to tokio lizduko.
tai galbūt tos 10 koriukų per 2 aukštus padalinsim po 5 koriukus, kad būtų šilumą išlaikyti lizdė paprasčiau, kad pirmą čionai pasidėti, po to apkeisim, pasiskaičiavim. Čia jau kitų metų planai. Ir bandysim pravesti galbūt visą sezoną su viena motinėlė, vienu tokiu aukštuku, kad tikrai eksperimentų švarumui pasižiūrėti, kaip tas veikia, kaip sudirba šeima tokiu, ką turim rudenį, koks erkėtumas ir panašiai. Mano toks planelis ir tarkim su tą mikrošeimėlė, kad kitiem metam pasiliktų būtent šitą metodą, išbandyti nuo pat ankstyvo pavasario iki pat ėjimo žiemojimo, kaip jisai veikia, ką iš to gaunam ir ar su juo verta judėti toliau, plėtojant, tobulinant savo man bitininkavimą, kad tarkim pereit prie 2-motininio ar netgi 3-motininio, kur kiekviena motinėlė turi po tokį automatinį lizduką ir iki kiek verta tą auginti ir panašiai. Bet čia, jeigu praeina tasai variantas su erkėtumo suvaldymu. Va. Nežinau, kiek šiek tiek buvo aišku, bet užuominos duotos. Džiaugiuosi, kad žiūrovų nėra labai daug. Tikiuosi, bent dalis iš tų, kurie žiūri, yra išlaikę kritinio mąstymo savybės ir nesusipykę su logika. Ir kažkas pasisems idėjų savo ateities bitininkavimui, bent jau bus girdėję, bent jau kažkokį turės supratimą, į kurį galės pasigilinti. Tuo labiau, kad dabar jau tos medžiagos vis daugėja ir daugėja, tie visi superbičių klausimai, papildomi naujais tyrimais, dabar ten tyrinėjamas, o ir pats žiemą žiūrėjau žiemos bitės, kaip gaminasi, kas ten, kokie fiziologiniai pokyčiai, medžiagų apykaitos ir panašiai, visokie reikaliukai, genetikai pasijungia ir visi nauji duomenys tik papildo tas kažkada buvusios dalykus tik koncepcijom, teorijom. Dabar papildo jau nebe koncepcijas, teorijas, o kaip faktais. Tai jau yra kaip ir šiam momentui, šiam mokslo, kaip sakant, pažinimo momentui, tai jau yra faktas. Bet aišku, tai vėlgi nėra faktas, kad po kažkiek tai metų atsiras nauji faktai, kurie pakoreguos tuos žinojimus dabartinius. Ok, va, pristačiau, kažkokią 5 kapeikas į taupyklę įmečiau, sąžinė rami dėl to klausimo ir palieku YouTube'e. Iki. Dusgelyno naktys ilgos ir tamsios, bet ropšė žino, kambitas laukose blaškos, kai darbai nudirbti rankiai krenta į žemę šal. Dusgelyno visą nuo vargi nuplauna, Džakas su ledu, kai siela atsigauna, o savaitgalį su draugais jis tiesa visiems transliuoja.